linkęs abejot, kad padės. Įtariu nepadės, bet būna ir komplektų pirkti šitiem reduktoriam, tai aš kažkodėl statau už reduktorių, žinokit. Nežinau kodėl, bet... Tuoj praplausim fiškės visas, pažiūrėsim. Fiškės reikia prasėti, jo, nes kažkaip tai Purško. paleidžia ir iškart išjungia. Kas? Čia kažkada turėjo būti saliam blokas. Ja, variklio pagalvės nėra, mačiau. Jo. Daug kas pila stiklo klijų. Jo, bet tokį kiekį aš esu atsimenu šitą slyvai savo. Bandžiau daryti, prisiskaitęs internete, kad bandžiau pasidaryti poliuretaninės silimblokus didžiosius. Tai per 3 savaitės nežiūvo tie klijai. Paspaudė. Nepasileidžia. Ilgiau pavažiuoja, tada pasileidžia, bet atsijungia, o dabar iš karto nenori, visiškai nesuprantu, kam reikalas. Trukas apžydė. Palaukim biškį. Ką čia darai? Ką žinau, dujos, žiebtuvėlis, prie reduktorius normaliai. Dauž porą pažaliavusių laidų, pažaliavusių skrutkių, pabandysim per naują sujungt, pažiūrėsim. Abejoju, nes šiaip tai kaip ir kontaktas atrodo buvo. Bet pabandyti per galvą nieks nebaš, ne? Nu ką, filtro keitimas nepadėjo, fiškių valymas nepadėjo, pasileidžia ir iškart išsijungia. Bet ir tai labai ilgai reikia laukti, kol jos bando pasileisti. Vėlgi iš cilindriukas toksai pridėtas komplekte buvo. Tai va, planas yra toksai. Gavau dujininko numerį, tai prie dujų nelabai noriu lyst, nelabai suprantu ir pragaišim daug laiko ir galbūt net nerasim problemos. Tai pasiskambinsiu dujininkui, pirmas dalykas, ir paklausim, kada gali priimti. Jeigu negali priimti rytoj arba šiandien, nes šiandien nemanau, kad galės priimti, tai varysim, išplausim mašiną, poliruosim žibintus, nudažysim vairą, padarysim jį kosmetiškai patrauklesnį daug, uždėsim atgal, ką šiandien nutraukiam ir lauksim, kol priims dujininkas. Ir viskas, žiūrėsim, ką su dujom, ką papasakos. Tokių vatažiukų turim, kaip ir neblogai atrodo viskas. Tai va, išbandėm, važiuoja gerai, reikia dar rankiną nupirkti, neprarandam ilgės, stebuklo nėra, dujos, nu, ta prasme, jeigu reduktorius keis, reduktorius pats naujas, reduktorius kainuoja apie 55 eurus. Ten tos sėti, kažkokį itališką dujų įrangą. Nes dokumentai įdėti yra į Volvo, bet visiškai ne apie tai. Ne to reduktoriaus, ne dokai kažkokie, nežinau, kažkokie dokai dėti, bet ne tų dujų įrangos. Tai gali būti, kad jau buvo pakeista kažkada. Nes tai, kas įdėti yra 2010 metų, o 2009 metų mašina, dabar 25, nu, tai aš nemanau, kad tai dujų įranga yra 15 metų. Gerai, viskas. Einam pasižiūrėti, kadangi randamės prie Printono šiuo metu, tai eisim pasižiūrėsim, kaip sekasi su F-ke. Ar jau kažkas įvyko ar neįvyko, ar pasiruošimas. Ir motociklą vieną traukinėti irgi noriu pasižiūrėti. Ir manau, šiandien kol kas tiek. Žiūrėsim, kas toliau. Reikia nusiplauti, pavalgyti, papietauti ir važiuoti. Pabandysim. Suras daugiau variantų. Testuojame su Volvo toliau, važinėju, jau ant dujako. Bet dėl ko aš pasijungiu, įdėjau šį skelbimą. Ja. Ir kadangi šitų Volvo kaip ir nežinau, pasižiūrėjau ant dokų, prieš keldamas skelbimą, rašo 29 metai. Ir gerai neapsižiūrėjau. 29 metai yra registracijos data ir sakiau, kad 29 metai visi kažkas parašė, o jinai tikrai 29 metų. Lamba kažkaip tik keistai, nu, man irgi jinai netrodo kaip 29 metų mašina. Nors šitie modeliai ėjo nuo 2.3 iki 2.15, tas pats modelis ėjo ten. Tai buvo, aišku, faceliftas atnaujintas, bet kėbulas visiškai nepasikeitęs. Tai 2.9, nu, okei, kaip ir lyg ir naujesnė turėtų atrodyti. Bet pasižiūrėjau, 2.9 metai, nu, parašiau, okei. Rašo žmonės, ne, čia ne 2.9, čia bus tikrai senesnė, pasitikrink kažkas negerai. Ant dokų nerašo. B2 turėtų rašyti pagaminimo data automobilį. Nėra, nieko nerašo. Susivedžiau kėbulo numerį į Car Vertical, pasirodo, automobilis yra 2.3 metų. 2003 metais pagamintas, priregistruotas 2003 Amerikoje ir tik tai 2008 metais buvo sudaužytas, kaip suprantu, buvo daužtas. Tiksliau nesuprantu, o yra užfiksuota žala, kad 2008 metais Amerikoje jis yra daužtas ir 2009 metais atkeliavo Lietuvą ir priregistruotas Lietuvoje 2009 metais. Ir čia yra registracinė data, kada jis buvo priregistruotas Lietuvoje.
Aišku, nepasitikrinau automobilio prieš tikrindamas, nes pasiūlė labai gerą kainą ir labai nesigilinau, pasižiūrėjau. Kaip ir modelį žinau, man nebuvo svarbus metai šiuo atveju. Bet galima ir taip apsigauti, pasirodo. Tai kad neapsigautume taip kaip aš, pasinaudokit nuolaidos kodu Sarūnas ir sutaupysi netgi 20% savo ataskaitai. Ir sutaupysi 20% nuolaidą, sutaupysi 20% savo CarVertical ataskaitai, todėl naudokitės į sveikatą ir prieš pirkdami žiūrėkit, ką perkat, ne kaip aš. O rida 230 000 kilometrų, tą irgi parodė CarVertical, nes irgi buvo klausimas, kas čia per rida. Ir 230 štukų, jinai netrodo kaip tik tai 230 000 pravažiavus, bet taip yra. Taip yra, jinai buvo turbūt mažai naudojama, mažai važiuojama, nuo paskutinės techninės apžiūros nuvažiavo apie 1000 kilometrų, tik tai čia truputį virš 1000 pagal CarVertical ataskaitą, tai čia yra praktiškai nieko. Kaip praeitas savininkas ir sakė, kad su jie praktiškai nieks nebevažinėja po techninės apžiūros. Tai va, naudokitės kodu, palaikykit kanalą ir pamatysite įdomesnių projektų ir tikiuosi, kad naujesnių automobilių. Smagu, blėt, ne? Draugelis guli, blėt. Oi, sorry for my French. Norėjot, daug kas rašė, kad parodė garažą, tai galim parodyti lengvai. Bet garaže turim šiandien Volvo. Volvo visa purvina po mūsų pakatuškės. Su jie planai yra tokie, dujos nedirba, nuvaryt pas dujininką, labai kala ten. Na, bet nesigirdės, mikrapas. Nupirkom dažų vairui, nudažyti vairą, reikia nupoliruoti faras, nujuodinti visus plastikus, bet nujuodinsim jau po plovyklos. Dabar pagrindinis tikslas yra nusimti vairo airbagą, nusimti vairą ir nudažyti vairą, atsipoliruoti priekinius žibintus, pasivalyti saloną, prasisiurbti, žodžiu, paruošti biškį plovyklai ir tada varyti plovyklą, viską išplauti ir išsiaiškinti, kas yra su dujom, nes pasileidžia ir atsijungia. Šitą matėt, bet kol kas neišsiaiškinom, biškį bijau lįst prie dujų, jeigu taip pat tikrai nesinori čia susprogdinti šito garažo ir pusę rajono. Tai parodysim, kaip ten vairas atrodo prieš, kaip atrodo po, žibintai kaip atrodo prieš ir kaip atrodo po. Kimam į darbus, nėra čia ką šnekėti. Nu, vienas žibintas jau blink blink, kitas dar ne, o kitas atrodo, tai va, per kamerą šitas neblogai atrodo, bet nu visas geltonas. Šitas nebe. Pašildžiau biškių flakoną, nes stovėjo garaže. Jeigu kam įdomu.
Nežinau, kiek spalva atitiks, bet vienintelis pasirinkimas buvo beige pilka. Žodžiu, aš jį nusivaliau tą vairiuką. Realiai šito flakonėlio ir užtenka vienam vairui, iš esmės. Jisai kainuoja be nuolaidos 7,20, man atrodo. Tikrai pagyvins vaizdą visą automobilio bendrai. Užmeti ploną sluoksnį, palauki kol išjus, užmeti rimtesnį sluoksnį, apverti ir tol, kol pilnai pasidengs. Viskas paprasta. Išbintai poliruojasi, viskas vyksta. Norit rezultatų? Prašau. Aišku, ir begą reikės dar pavalyti, bet čia prie salono valio. Vairas. Ir begos spalva biškai skiriasi, bet dėl to, kad jis šiaip labai purvinas. Nu ir šiek tiek gal, bet be šviesos, bumts. Nu va, vairas kaip vairas. O buvo labai baisu, net nemalonu lėsti. Gerai, sekantis projektas. Rodau. Bėgių bumbulas. Visas iki plasmasės nufigačintas. Pažiūrim, ar ir begas dar bėgiai užsidegė. Ar ne? O ne, neužsidegė, labai gerai. Viskas leiškiai gerai. Žodžiu taip. Pasiėmė šluostę. Radau šiokią tokią. Užpuškį dažų. Paėmė. Jep, prieš tai jau prilipo. Ir trini. Atrodo taip. Realiai tarpus įlenda šiek tiek. Bet aš žiūriu, kad čia, nes gaunasi, kad skėdiklis dažų šiek tiek ir odos dažus šiek tiek atskiedžia. Ai, fuck it. Už šitą jau gausiu komentarų, tai gausiu. Žodžiu, ne visi laiviakai pavyksta. Šitas toksai pem ant pem. Kolega surinkinėja duris. Matėt rankeną išlaužtą? Bet jo nugarą matot, tai nematysi daugiau, nenori filmuoti žmogus. Bet, kad nereiktų pirkti rankenos, ten kažkas vidui nulūžė, kaip ir supratau, baigė padaryti. Pažiūrėsim, gausi, negausi, bet turėsim galbūt veikiančias duris, nes labai knysa išsilipinėti. O, radau maišą šiukšlių. Ėmiausi planą B, turim tokių šustrų kempinėlių. Ir papurškį chemijos. Ir chemija stipri. Po tokios chemijos reikėtų iš tikrųjų sutepti kažkokį impregnantą. Bet mes jo turim, tai taip ir padarysim. Gal skirtumą pamatysit. Matosi puikiai. Ir taip kokią valandą visas įdinis. Smagu. Naujam garaže smagu. Dar biškį vėsoka, bet net vartus prasidarė, nes laukia pliusas. Tai dirb galime sutrasti. Ką, dirbam toliau, prikelnėjom volio. Buvo kaimynų išbėgė. Šiaip labai džiaugiuosi iš tikrųjų, pirmas dalykas dėl kaimynų. Aфиgenus kaimynus gavom, Ronaldas lintuvus daro, plius Med Automotive irgi padeda, kai reikia, paklausė, ateina, čia hebrytė prie. Žodžiu, matėt, kad cilindriukai nelaiko Volvos, reikėjo tik tai galai nulaužti, mašyti va, nulaužtas. Kaimynas sako, aš va kaip tik golfui savo keisiu, sako, gali pasimti senam, gal persius. Tai vat vieną galą užsukau, biškai kompoina, bet pažiūrėsim, gal laikys. Ir va kitą dabar kaip tinėsiu. Tai jeigu kam tai buvo ir turi senų cilindriukų, paimi vieną galą palaikai. Ta, kuris nesulenda į cilindrą, su repliam ir atsuki. Ir šitie galiukai keičiasi. Patys cilindrai laiko. Aš bandžiau jas maityti, jie prie jėgos turi kapotą jau ragą. Ai, va, kapotą cilindriukų ragas. Tai jeigu netiks, keisiu kapotą, o kapotui nupirksiu. Ir va taip sutaupysime, nei daug nei mažai, vienas cilindras kažkur 10-11 eurų kainuoja, 2 cilindrai 20 eurai. Tai vietoj to, kad keisi visus 4, užteks pakeisti. Tai kur sutaupai, tiek ir uždirbsi. Logiška. Tai va, turim 2 sveikus cilindriukus. Tai va, skardelis yra. Statom žodžiu. Ai, bet padarėm reikalų, kolega viską parodys, o aš jį nustatys cilindrą. The moment of truth. Padarė rankiną. Kaip malonu, kai išlaukęs dar eiti.
Čia sutaupyta 30 eurų. Prasiknysa 5 minučių kažkur, panašiai iki valandos. Ir 30 eurų. Nu, kiti sakys, bet servise valandą ima 30 plus eurų. Taip, bet detalė irgi 30 eurų kaip minimum kaina. Tai bendrai, jeigu tai va servise pasikeisti rankinai, turi rinkimus, apšypkės nemėjom uždėjimų, kainuotų kokius 60 eurų, manau. Tikrai nemažiau. Tai va, nu negaliu aš vairą atsigražiai parodyti. Reikia jas begą nuvalyti ir sėdinį išvažiuoti, čia dabar viskas baigsis. Vairas kaip diena ir naktis. Labai atrodo, kad skiriasi per kamerą, bet iš tikrųjų taip nesiskiria gyvai. Jau plika akim žiūrint. Ir šiaip jau išbandytas reikalas, laikosi normaliai. Reikėtų visas spynus padūkės, nes viskas susistovėjo. Viskas kerpiama paugų. Žiūrėkit, stogas koksai. Visas kerpėtas. Tai ją reikia visą išplauti. Bet paruošėm šiandien saloną, nupoliravom priekinius galinius žibintus, sutvarkom cilindriukus, dabar dar pasiaiškinsim dėl dujų. Buvo kaimynų išvežėję, davė idėjų porą. Žinau, kad galima iš karto ant dujų vest mašiną, pasirodo, ko aš nežinau. Tai įsisprendžiam visus reikalas, išvarysim išplauti. Jeigu su duom susitvarkom, pilnai išvalom ir į pardavimus. Dėsim šokius 2000. Tiek. Pasiėmė Volvo iš dujininko, sumokėjom 60 eurų už remontą, tai prisideda prie mašinos 60 euriukų, nu tiksliau, išlaidos 60, tiksliai nepasakęs buvo, sakė daug smulkmenų, mačiau ten laidai keli persukti, yra dar kažkas, aš skaitau 60 eurų yra gera kaina už remontą, nes aš būčiau perinkinėjęs reduktorių, tikriausiai būtų nepadėję, tai būtų kainavę 3 eurų už RAM komplektą ir porą valandų darbą. Tai džiaugiuosi sutaupęs, atvarė mašiną plaut, aš nežinau. Ta prasme, va čia visi šitie tokie dalykai, samanos ant stogo. Nežinau, ar nusiplaus, bet turim kitą problemėlę. Nu, tokia ten ir problema iš tikrųjų, bet parodysiu va rankeną, jau žiūrėkit, viskas vietoj. Tiesiog veikia, ledas, vairiukas nudažytas, bet vairą kreivai pastačiau, tai reikia perstatyti atgal. Ir čekas susidegė, tai va su čeku pavažiuosim pas kaimynus, kad automautį paprašysim, kad paimtų diagnostiką, pažiūrėtų kas. Nes lyg ir kažkaip nebenori traukt tiek benzų, tiek dujom, kai čekas susidegė. Tai va įdomu, kodėl. Nes kai nupirkau, čekas nedegė. Nu, bet čia mašina mažai važinėja, man normalu, kad išlenda kažkokias Padangą matau, kad reikia pripūsti. Nu, žodžiu, va, toksai vaizdas kol kas. Tai planas yra toksai, dabar ją išplauna. Pažiūrėsim, kaip išplauna, jeigu viskas ok ir atsiplaus visi šitie purvai ir šūdai prilipę. Tada varom iš karto fotkint. Sufotkinam, turim nuotrauką skelbimui ir varom iki garažo, pas kaimynus paimti diagnostiką, permest vairą, atstatyti normaliai. Ir su šitą mašiną viskas į skelbimus ir laukiam naujo savininko. Manau, dėsim už 2 su galimybė paleisti už 2. Nežinau, kaip tai seksis, bet pažiūrėjau skelbimuose, kad jų 2.5 su dujom iš viso nėra. Yra 2.9 ir 3.2. Ir pigiausia yra 2.4. Ir ta pigiausia nebereikalo pigiausia, neatrodo kaip pigiausia. Tai va, viskas, pasimatysim jau su išplauta mašina. Nu ką, pasigražėkit, mašina atsiplovė. Gerai, mašina išplauta, dujas tvarkytos, važiuoja, čekas dega, važiuojam iki garažo, paprašysim pas kaimynus paimti diagnostiką. Galbūt su obadeškę pavyks nusitrinti, pasižiūrėti. Irgi pabandysim, nes 2009 metų mašina, tai turėtų gal ir kabinti, nežinau. Ir vairą persit reikia, nes kreivai vairas stovi. Tai kai nudažiau vairą, pastačiau mėtkės, bet mėtkė buvo nupaišyta, tai turbūt blogai nupiešti. Nu žodžiu, važiuojam dirbti toliau.
priekį. Pradėsim nuo dešinės. Žodžiu, dabar atrodo taip. Jeigu nesupysiu, atrodo kitaip. Bet čia žiūri, čia jau palenkta, jau gavosi. Ir čia apačia biškį vidų smokė. Reiks rakto. Mėginsiu, nemėginsiu, valcuosiu. O kas gausis, jau matysiu. Pasistengsim nesupysti. Rakčiukas, einu valcuoklį pasiimsiu. Bamperį reiks nuimti. Jisai lengvai čia nusiema, ne? Padėsiu čia tik biškį ant timelapso. O, cilindriukai laiko. Ką, vieną pusę padariau, ėmiausi kitos, bet tos neparodysiu, nes labai nepatogu nufilmuoti. Taip va, vyksta procesas. Tas sparnas yra pačioje čia pasigavęs ratą ir į vidų trauktas, tai čia pabandysiu su knipeksais ar kažkuo atmušti, atlenkt. Nes sulankstytas laikiklis yra. Čia va. Žinau, kiek matosi. Dar šitą reikia nusisukti bibuką, kaip toj pusėje, ir atlenkt. Šitą sparną įgi tokią pačią maždaug poziciją kaip tas, panašiai, kad būtų. Kiek įmanoma panašiau. Ir elipso. Dėtų gal bamperį, žiūrėti, kiek dabar bamperis nesais, nes bus bamperis taip, nors turėtų būti kartu. Tai ten gal reikia šildyti, bet ten aš jau neužsimsiu. Paprašė manęs pavalcuoti, sako, bijo, nes nebandė. Aš esu bandęs, tai sakau, paimsiu, surizikuosiu. Plius dripskaras, sakau, nu negarantuoju, kad puikiai pavyks. Tai, sako, viskas ok. Tai va, dirbam. Vėlgi, temperatūros pranešimas yra 7 laipsniai. Lauke yra 3-6, o viduje yra 7. Bet šiaip, kai dirbi, nešalt. Pečiukas pabiškai šilda. Viskas normaliai. Turiu sumaistęs tokią sakyti 92 papildomų žaislų. Lipai, veidrodžių dangteliai, poslenkščiai, galiniai spliteriukai ir dar mąstau dėl galinio difuzoriaus ir nuvažiuoti reikia dusnutų angalį nupirkti. Kadangi Diamantro niekas neperka, nenori, nepirkit. Prisiregistravau šį beje, apsidraudžiau, dabar pats deilinu ir sukrausiu apdailas, pabandysiu užmesti kitus ratus. Yra juodi ratukai, nuotraukom pasižiūrėti, kaip atrodytų su kitais ratais. Perfotkint ir pakelsiu dar labiau kainą, negu dabar yra pakelta. Ir parsiduos, neparsiduos, pažinėsiu koks kurį laiką. Vis tiek kažkam jo reiks. Dabar orai šyla, tai turėtų atsigauti rinką, nes kol kas niekas nieko nepirka. Tai va. Šitą pabaigiu. Šiandien bus tiek.
O rytoj atvažiuoja visas apdailos, viską parodysiu ir imsimės su tuo, bent su reikalu. Tai va. Jie, kaip čia gražu.